Ta- Lina, ar jūs dar esate čia? Va taip ir būna su tom technologijom, štai jums ko puikiausias pavyzdys. Man dabar atsinaujino Zoomas ir kažkodėl nerodo mūsų čato. Gal galime jums padėti perskaityti klausimus? Jo, aš to ir norėjau paprašyti, jeigu galėtumėt. Gerai, taip. Jovita klausia, kur galima rasti rekomendacijas ar panašiai, kaip rengti raštus neįgaliesim, kad galėtume pasidalinti su darbuotojais. Taip, tai rekomendacijas aš galėčiau atsiųsti arba galima rasti. Tos rekomendacijos yra kelios. Tai vienas iš tokių didelių ir gerų leidinių, tai Lietuvos negalios organizacijų forumo parengtas leidinys Internetas visiems. Ten yra išrašyti reikalavimai, taip pat dabar yra jau praktiškai parengtos rekomendacijos apie informacijos prieinamumą, kurios turėtų įsigalioti nuo 2024 sausio 1 dienos. Ir ten yra viskas būtent ir surašyta, kaip rengti dokumentus su pavyzdžiais. Tai tiesiog aš galėčiau tą informaciją pasidalinti, galvoju, kaip čia geriau padaryti. Aš parašysiu gal į teksto įvedimo lauką savo elektroninį paštą. Gerai, ačiū. Ir jeigu kažkam reikia tos informacijos, būtent tai tiesiog jūs man parašykite ir aš informaciją pasidalinsiu. Taip, ten dar tikriausiai buvo klausimai? Taip, antrasis klausimas Aušrinės. Labadiena, kaip su informacijos pateikimu socialiniuose tinkluose, Facebook'e, Instagram'e? Tai lygiai tas pats, bet viską, ką jūs girdėjote dabar, tai visa tai galioja ir informacijos pateikimui internete, socialiniuose tinkluose. Tai vat ypač dažna daroma klaida, sakykime, kurią daro įvairios tiek institucijos, tiek šiaip dabar tai yra populiaru, tai ką minėjau, tekstas talpinamas į paveiksliuką, jeigu mes talpiname informaciją, reikėtų ją talpinti tekstu. Tai į teksto įvedimo lauką talpinant tekstą, o netalpinant nuotraukas, nes nuotraukos ekrano skaitimo programos dėja, bet šiai dienai dar ne visą laiką turi galimybės perskaityti. O kas liečia bendrą informacijos pateikimą tekstu, tai lygiai tos pačios taisyklės galioja tiek apie šriftus, tiek apie kontrastą. Tai šios taisyklės ne vien dokumentam, jos yra bendros, sakykime, visai skaitmeninė aplinkai. Tai interneto svetainėm, tai dokumentam, socialiniam tinklam, elektroniniam laiškui, viskam galioja tos pačios taisyklės. Tinkamas neserifinis šriftas, tinkamas kontrastas ir vat visi tie dalykai, apie kuriuos prieš tai šnekėjau. Jovita klausia, gal turite ISO 21542 išverstą standartą į lietuvių kalbą? Jeigu taip, gal galėtumėte pasidalinti? Ačiū. Dėl šio standarto, tai žinokit, dėja ne, dėja, bet neturiu. Aušrinė klausia, ir dar vienas klausimas, ar naujosios lrv.lt svetainės parengtos taip, kad bus prieinamos neįgaliesiems? Dabar sunku pasakyti, dar tas svetainės, jos kiek žinau, dar yra pilnai neatsinaujinusios, bet na, aš labai tikiuosi, bent jau žinau, kad susidomėjimas ir kad domisi, kaip tai reikia padaryti, būtent kaip tinkamai pritaikyti svetainę, tai tikiuosi, kad jau atsinaujinusios bus prieinamos. Taip, ir tuomet, ar dar buvo klausimų, ar tai jau visi? Visi.
Tai mes dar tikrai turim laiko ir dabar noriu būtent pademonstruoti, kaip galima pasitikrinti pačiam dokumentą, kurį mes pasidarėme, susiformatavome jau naudojant ekrano skaitimo programą. Nes dažnai šitas klausimas kyla žmonėm, tai pradėkime nuo to, ką mums reikėtų pasidaryti. Tai, kaip ir sakiau, yra tokia ekrano skaitimo programa NVDA, tai yra 4 raidės. Mes ją galime parsisiųsti, jinai yra visiškai nemokama, jinai yra atviro kodo ir jinai turi tokią labai gerą funkciją. Tai aš dabar vėl pasidalinsiu savo ekranu, tik jau nebe skaidrėmis. Taip, dabar neišsigąskite, jūsų kiekvieno kompiuteris, telefonas iš ausinio ar iš garsiakalbių pradės skleisti keistus garsus, tai čia yra tiesiog mano ekrano skaitimo programa. Taip, tai vat, taip kalba labai sugreitinta ekrano skaitimo programa, kurią naudoja pažengę vartotojai. Aš dabar ją truputį padarysiu suprantamesnę. Štai, tai yra lietuviškas balso sintezatorius. Excel 2016 Word 2016 Excel 2000 Andėjus Chromet. Ir tokiu principu veikia ekrano skaitimo programa. Tarp kitko, dažnai kyla klausimas irgi žmonėm, kom skiriasi ekrano skaitimo programa nuo balso sintezatorius. Tai ekrano skaitimo programa yra programa, kuri apdoroja informaciją, tai jinai, turi labai daug visokių dalykų padaryti, kurie mum yra nematomi. Balso sintezatorius, tai jis gali būti angliškas, kuris šnekėjo prieš tai, ir tai dabar lietuviškas, kuris šneka šiuo metu. Tai vadinamas ekrano balso sintezatorius Liepa, kurį naudoja neregiai norintys skaityti lietuviškai. Taip, tai dabar kaip mes galime pasitikrinti tą savo dokumentą. Tai vienas dalykas, kurį aš jau parodžiau, kuris buvo, kad galima naudoti Microsoft Word prieinamumo įrankius, bet, sakykime, prieinamumo tikrinimo įrankį. Bet ką daryti, jeigu mes norime pasitikrinti, sakykime, PDF dokumentą. Tai parsisiuntę ir įsidėgę būtent šią programą, NVDA, jinai dėgiasi lygiai paprastai kaip bet kuri programėlė, tai spaudžiam toliau ir jinai įsidėgia. Jinai turi vieną labai patogią funkciją. Tai mes patekę į šios programos meniu galime pasirinkti Tools arba, jeigu tai yra lietuviška versija, įrankiai. Ir čia yra toks dalykas kaip Speech Viewer arba teksto išvedimas. Man atrodo, taip lietuvių kalboje jisai vadinasi, bet jis yra antras įrankis. Tai mes patenkame į įrankiai ir štai yra Speech Viewer. Mes uždedame varnelę, kad Show Speech Viewer on Startup. Ir tuomet viską, ką mums skaito ekrano skaitimo programa, kadangi mums kartais sudėtinga ją suprasti, mes galime pamatyti ir tekstu, kuris yra rašomas. Ir ką mes darome toliau? Tada atsidarome dokumentą. Pirmas punktas, paskutinis, prieinamo turinio kūrimo gidas programuotojams. Prieinamo turinio kūrimo gidas programuotojams .pdf Google Chrome Andėjus. Štai, atsidarėme PDF dokumentą ir dabar mes einant su rodiklėmis arba su tab klavišu, būtent nebe su pele, kaip jums įprastai naudotis, kaip jums įprasta naudotis, kaip jums įprasta skaityti dokumentą, bet būtent su rodiklėmis arba tab klavišu, mes galime pasižiūrėti, ar tikrai tas dokumentas, arba tai būtų PDF dokumentas, ar tai būtų elektroninis laiškas, ar tai būtų kažkoks Word dokumentas, ar tikrai jis yra skaitomas.
Prieinamo turinio kūrimo gidas programuotojams. Štai, aš einu su rodiklė žemyn. Pagenum beredik 1. Slazy 20. Buton zoom live. Buton fit. Buton rotate. Buton dovlo. Buton print. Buton more atsto. Page 1 landmark heading level 2 turinys. Link dokumentų pavadinimas ir koduoti 6922. Link peržiūros lango dydžio fiksavimas. Link antras hitas 110.3. Link paveikslėliai 106.5. Link nuorodos 110.6. Link lentelės 112.8. Link navigacijoje 107.13. Pagėdų landmark dokumentų pavadinimas ir koduoti heading level 2. Ir štai, kaip matote, viską skaito, nes šis dokumentas yra tvarkingai suformatuotas ir paruoštas taip, kaip turi būti paruoštas. Heading level 2 kiekvienas dokumentas Slazy tinklalapis privalo turėti tinkamą. Heading level 2 atitinkamą koduotę. Heading level 2 netinkamas pavyzdys Greater. Kai mums ekrano skaitimo programos nebereikia, nors jums jos aišku ir nereikės, nes jūs jau ją nesinaudojate, tai yra dvi komandos. Tam, kad išjungti ekrano skaitimo programą, mums reikia laikyti mygtuką Caps Lock ir paspausti raidę Q. Mes tai pasidarome, išgirstame tokį garsą ir ekrano skaitimo programa išsijungia. Kai mums prireikia vėl pasitikrinti kažkokį dokumentą, mes galime panaudoti komandą Ctrl-Alt-N. Paspaudžiam. Ir bet kurioje vietoje ekrano skaitimo programa įsijungia. Taip pat, ką dar galiu labai trumpai parodyti, tai atsidarome interneto naršyklę. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga .sumen. Link eiti prie turinio. Taip pat mes galime pasižiūrėti ne vien dokumentą, bet ir, sakykime, savo interneto svetainę, jeigu jums yra smalsu arba jums tiesiog reikia kažkokį pirminę peržiūrą pasidaryti, kiek jinai pritaikyta, kiek ne, arba galima šią informaciją suteikti ir programuotojui, kad su ekrano skaitimo programa galima pasitikrinti. Tai vėlgi, mes atsidarome interneto svetainę, pasileidžiame ekrano skaitimo programą. Ir jeigu norime būti tikri, ar viskas yra skaitoma, tiesiog einame su rodikliam arba su tab klavišu. Banner landmark visite link suidrent pageograpitslas logotipas. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Horizontal navigaton list with duitėms visite link LT. Slas link N. Autoflist but menu bar link naujienos. Menu buton sulapsat submenu apie mus. Menu buton sulapsat submenu paslaugos. Menu buton sulapsat submenu projektai. Menu buton sulapsat submenu. Ir va taip mes galime pasižiūrėti, ar tikrai mūsų svetainėje viskas veikia ir ar mūsų kažkoks wordinis ar PDF dokumentas yra tvarkingai skaitomas. Vėlgi, jeigu aš atsistoju ant paveikslėlio kokią nors. Va, aš atsistoju ant paveikslėlio ir iš karto matosi, kad jis turi alternatyvų tekstą, Facebook, Facebook ikoną. YouTube ikoną grapytlink. YouTube ikoną. Twitter ikoną grapytlink. Ir va šioje vietoje, kadangi jau atsidarėm, dar ką noriu parodyti. 11.02. Tai kodėl būtent tas informacijos tinkamas struktūravimas ir informacijos formatavimas yra svarbus. Dabar, kaip ir minėjau, su rodiklėmis mes galime tikrinti būtent kiek yra puslapis skaitomas ir ar viskas prieinama, naudojant ekrano skaitimo programą ir matyti toje teksto eilutėje, kas yra būtent rašoma. Kad patekti dabar į naujienas šioje svetainėje, jeigu ji būtų netinkamai sutvarkyta, man reikėtų, įsivaizduokite, einant su rodikliam, pereinti arba su tab klavišu visus va šios punktus. Pereiti per visus meniu, per paslaugas ir taip toliau. Ir tai užtruktų ganėtinai ilgai. Įsivaizduokite, jeigu jūs kiekvieną puslapį atsidarot ir jums reikia, kad susirasti reikiamą informaciją, pereiti per visą puslapio struktūrą. Tai tam, kad pagreitinti naršymą, ekrano skaitimo programa turi specialias komandas ir jeigu puslapis yra sutvarkytas tvarkingai, pavyzdžiui, tos pirmojo lygio antraštės, apie kurias aš pasakau, aš galiu paspausti vieną mygtuką
ir prašokus visus va tos meniu punktus, iš karto patekti į svetainės naujieną. Štai taip. Main landmark naujienos heading level 1. List with 4 items 2020 2000 link skaityti visą link heading level 2 gerai nenesliuojantiems sakinius auto Tuomet, jeigu aš žinau, kad tai man pažįstamas gerai puslapis ir kad informacija tvarkingai struktūruojama, tai vėlgi, norint patekti ne į naujienų antraštę, o iš karto pradėti skaityti naujieną nuo puslapio viršaus, aš galiu paspausti ne vienetą, kuris šokinėja per pirmojo lygio antraštės, o dvejetą, kuris iš karto nušoka į antrojo lygio antraštę ir aš tokiu būdu pateksiu į pirmą naujieną. Main landmark list with 4 items 5 tarybos posėdyje svarstyta heading level 2 link. Gerai nenesliuojantiems sakinius nuo rugsėjo 23 dienos pasikeitė akinių leslių kompensavimo. Neįgaliųjų reikalų departamentas labai praskois sakyti savo nuomonę heading level 2 link. Štai taip. Vėlgi, jeigu aš noriu patekti ne į naujienas, o į kažkokią puslapio kitą struktūrą, tai aš tada galiu vaikščioti per trečio lygio antraštę. Main landmark klausėte, atsakome visi, pagalba visi link, galimybės visi link, tapkite las narių visi, nuo next heading atlik. Štai būtent todėl ir labai svarbu naudoti antraštės, kadangi kaip matote, galime žymiai pagreitinti puslapio navigaciją. Lygiai taip pat ir su kitais dalykais, sakykime, aš galiu naršyti ne vien per atsiprašau, ne vien per antraštės, bet, sakykime, iš karto patekti patogiai į meniu, vienu mygtuku paspaudimu, paslaugos menu, projektai, auto. Arba greitai patekti į jau aplankytas nuorodas. Banner landmark logotipas grapyts, horizontal navigaton main landmark klausėte, atsakome. Taigi, būtent dėl šios priežasties, taip dabar išjungiu, dėl šios priežasties labai svarbu tinkamai parengti ir struktūruoti informaciją, nes tada tai tiesiog yra labai patogu skaityti žmonėm, kurie naudoja ekrano skaitimo programą, tai būtent neregiams, ir labai patogu matyti tą informaciją silpnaregiams. Tai jeigu mes kalbame apie tinkamus šriftus, apie tinkamus šrifto dydžius, apie tinkamą kontrastą, vėlgi, kaip ir sakiau, reikia turėti omeny, kad visi šie dalykai, jie aktualūs ne vien labai stiprių regėjimų sutrikimų turintiems asmenims. Tai taip pat aktualu ir tam tikri šriftai, sakykime, yra netinkami ir intelekto negalią turintiems žmonėm, ir taip pat žmonėm, kurie turi disleksiją, tai, kurie turi skaitimo sutrikimų, jiem yra sudėtinga skaityti tekstą. Tad tas informacijos parengimas, jis yra ne vien dėl to, kad čia yra sugalvotas kažkoks reikalavimas, bet iš tikrųjų jis gerokai pagerina prieinamumą prie informacijos įvairioms tikslinėms grupėms. Tai gal dabar atsirado kažkokių papildomų klausimų, nes iš esmės, tai sakykime, visa informacija, kurią jam norėjau suteikti. Čiate nematau naujų klausimų, bet turiu klausimą. Taip. Apie informacijos paiešką puslapyje. Taip. Kaip rodė dabar, einat per antraštės, ar ne? Paprastai, mes, kai matom, tai jeigu irgi matom puslapis sudėtingas, kartais mėgstam pasinaudoti paiešką puslapyje, kažkokio tai raktinio žodžio, kurio mes ieškom, tai puslapyje paieška tiesiog atlieka tam puslapyje. Ar kaip jūs naudojatės paiešką, sakykime, ar šito tokį funkcionalumą naudojate? Taip, žinoma. Tai reikėtų suprasti, kad šitas dalykas, kad kaip ir minėjau pačioje pradžioje, mes naudojame lygiai taip pat, sakykime, kompiuterį arba telefoną visiškai lygiai taip pat, kaip tai darote jūs. Tai gal net bus greičiau. Aš dar kartą pasidalinsiu ekranu. Taip. Štai, jeigu mes vėl sugrįžtame į puslapį, jeigu man reikia kažką susirasti,
Apie mus, projekt, menu buton suolą, out of menu bar mainland markcilis. Buton previaus slide, buton, Lietuvos 70, Jadinglė, jūs jau balsavo, link eiti, banner, Lietuvos horizontal, list with items visited link LT, slas, linkę, out of list buton, menu bar link naujienos, menu buton suolą, visat submenu menu buton suolą, Taip, dabar tik. mainland mark previaus slide, next slide, peržiūrėti rezultatus buton, las konferencija, kai silpsta rega, play buton, play buton, play buton, supplementary. Jo, galim, tada bus greičiau. Va, atsidarome Google. Ir jeigu mums reikia susirasti informaciją, mes lygiai taip pat, sakykime, galim parašyti. Vienas. Lietuva. Kaip. Brovisemode. Ir žiūrim, ką Google'as išmeta. Tai mūsų naršymas internete niekom nesiskiria nuo to, kaip naršote jūs. Vadinasi, jeigu mums reikia kažką surasti, mes lygiai taip pat ateiname į paieškos laukelį, įvedam tekstą ir spaudžiame ieškoti. Ir galite atkreipti dėmesį, kad Google lygiai taip pat labai tvarkingai savo paieškos rezultatus struktūruoja antraštėmis. Pagrindiniai rezultatai į pagalbą neregiamsias technologijos. Prover, link LRT, link kat. Kaip užtikrinti, kad interneto svetainė būtų patogi akliesiems. Kaip užtikrinti, kad interneto svetainė būtų patogi akliesiems. Meta Google tokį rezultatą. Tai kaip ir minėjau, viskas yra lygiai tas pats. Tai jeigu mes norime kažką susirasti, naudojame paiešką ir tam ir reikalingas tas visas informacijos tinkamas pateikimas arba tinkamas puslapio parengimas tam, kad neregys arba silpnaregis galėtų naudotis lygiai taip pat interneto svetainę, kaip tai daro regintis žmogus, kad galėtų greitai sunaviguoti, greitai patekti į paieškos lauką, greitai atsidaryti meniu ir panašiai. Taip, ar dar bus klausimų? Nes jeigu daugiau klausimų nėra, mes pabaigėme truputį anksčiau, žiūriu, dabar yra po 11:11, bet galėčiau tikrai dar papasakoti daug informacijos apie, sakykime, dalykus susijusius su interneto svetainėmis ir susijusius su interneto svetainių būtent struktūriniais dalykais, tai kaip reikia rengti tos prieinamus elementus, bet, manau, kad ta informacija labiau aktuali tiem žmonėm, kurie tiesiogiai kūrė interneto svetainės. Tai iš esmės, ką dar norėčiau pabaigai pasakyti, jeigu jums kyla papildomų klausimų, jeigu jums reikia būtent informacijos, kaip kurti tos prieinamus dokumentus, tai rašytinės informacijos, rekomendacijų su pavyzdžiais, tai mano elektroninis paštas yra andžejus, kaip vardas, andžejus@lass.lt. Tai tikrai, jeigu tos informacijos reikės, galite drąsiai rašyti, taip pat mūsų interneto svetainėje, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos, rasite mano kontaktus, esu elektroninės aplinkos prieinamumo specialistas. Jeigu kils papildomų klausimų, visą laiką skambinkit, rašykit ir tikrai visą tą informaciją suteiksime. Ir pabaigai toks, dažnai, žinot, žmonės bijo kreiptis, nes jiem atrodo, kad jie kažko nepadarė arba kad nežino, kaip tai reikia padaryti. Tai tiesiog noriu padrasinti, kad nežinoti, kaip parengti informaciją tikslinėms grupėms, ar mes kalbam apie regos negalią, ar mes kalbame apie klausos, ar, sakykime, ar apie teksto parengimą paprasta kalba. Tai yra visiškai normalu, nes, kol kas tai yra naujovė, tai tik dabar, sakykime, pasidaro ant bangos, ateina į mūsų skaitmeninę aplinką, tai tikrai nebijokite pasakyti, kad kažko nežinot ar kažko nemokat ir
kreipkitės, nes tokia galimybė yra, dabar jinai yra nemokama, tai, sakykime, ją finansuoja valstybė, kažkada tie visi dalykai gali tapti kaip paslauga, už kurią reikės mokėti, tai tiesiog noriu paraginti ir paskatinti visus pasinaudoti galimybę ir prisitaikyti savo skaitmeninę aplinką dabar, kol yra galimybė tai pasidaryti paprasčiau. Tai dabar tokia paskutinė galimybė dar kartą paklausiu, ar niekas neturi klausimų. Girdžiu, kažkas įsijungia mikrofoną. Kažkaip, kaip pasakėte, kaip pasakyta, dėl to bendradarbiavimo, tai žinoma, labai aktualu, nes, sakykime, kaip ir mums, ar ne, vat, savo turime ir informacinių sistemų, ir svetainių, tai tas sakot nemokamai, bet tai vis tiek tie resursai, tai turbūt riboti, aš nežinau, kiek jūsų sąjungai dirba ir kaip, įforminat galbūt tą bendradarbiavimą, kaip jūs kreiptis, nes, sakykime, jeigu mes norim patikrinti, ar viskas yra gerai padaryta ir ko ten trūksta, tai tiesiog kreipiasi jūs, ar sakykime, nes žinom, kad ir IVPK tikrina svetainės, turbūt irgi jum užsako kažkokį tai patikrinimą. Tai va, tai norėjom paklausti, tai taip nemokamai, tai taip tiesiog turim klausimą, užduotį, kreipiamės ir galim tikėtis resursų iš jūsų. Na, žinokit, kol kas, tai tikrai taip. Ta prasme, šiuo metu kaip tik vyksta ir neįgaliųjų departamento informacijos prieinamumo konsultacijų centrų pilotinis projektas, tai kur jūs galite parašyti į pašto dėžutę kc@ndt.lt ir tą projektą finansuoja valstybė ir jeigu mes kalbame apie, sakykime, patikrinimą, tai apie tai, kiek yra pritaikyta jūsų interneto svetainė, apie tai, kiek yra gerai parengti jūsų dokumentai, tai jūs tikrai galite kreiptis ir šiai dienai tai yra nemokamai. Tai patikrinimai, na, vienas iš pavyzdžių, ne, jūs atsiuntėte interneto svetainę ir prašote ją patikrinti, kiek jinai prieinama iš regos negalios pusės, kiek jinai prieinama, sakykime, jeigu tai yra iš intelekto negalios, tai konsultacijų centre yra ekspertai atsakingi už skirtingas sritis, tai už sakykime, regos negalios prieinama informacija esu aš atsakingas, yra žmogus, kuris atsakingas už būtent informaciją susijusią su klausos negale, su lengvai suprantama kalba. Taip pat yra fizinės aplinkos prieinamumo specialistas, tai kuris gali pakonsultuoti dėl fizinės aplinkos prieinamumo, tai kiek yra prieinamos patalpos, kas dabar taip pat tampa vis aktualiau. Tai atsakant į klausimą, šiai dienai, žinokit, tikrai taip, tai yra gan, tokia gera galimybė pasitikrinti ir jūsų niekas iš karto neįpareigoja tą pačią akimirką, kad jeigu mes jau pasitikriname, mes turim tą pačią akimirką ir sutvarkyti. Nes suprantama, kad viskas yra pamatuojama, kad viskas priklauso nuo finansavimo, nuo resursų, bet tiesiog galima įsivertinti labai adekvačiai savo kažkokios prieinamumo problemas, žinoti, kad jos yra arba jų nėra ir po truputį pradėti jas spręsti. Aš tada dar apie testavimą norėjau paklausti, kad jau prašom, tą pusę. žinoma. O jūs tada testuojate labiau fiziškai ir irgi pasitelkėt automatizuotas priemonės testavimui ir gal pasidalinsit savo patirtim, pavyzdžiui, mūsų tiekėjai, irgi kurdami tiek interneto svetainę, tiek elektroninės paslaugas irgi turi užduoti patestuoti, tai paprastai naudoja tas viešai prieinamas automatizuotas, vadinsiu, tai priemonės ar ne to fizinio testavimo kaip ir netlieka, tai gal pasidalinsit, kaip jūs darot ir koks tikslumas to automatizuoti. Žinoma. Tai matot, automatizuotas testavimas, jis yra geras, jeigu mes tikriname kažkokį labai tokį, pavadinkim, statinį puslapį. Jeigu tai yra kažkoks, visiškai informacijos pateikimui, pavyzdžiui, tai tinklaraštis ar dar kažkas, bet automatinis testavimas toli gražu neatspindi svetainės prieinamumo problemų. Jo, tos visus dalykus apie antraščių struktūrą, apie alternatyvų į tekstą, apie tam tikrus neužvardintus elementus.
Atsiprašau. Jis tikrai parodys, bet mūsų atveju, tai mano atveju, aš visą laiką testuoju tik rankiniu būdu svetainės, nes na, aš pats esu ekranų skaitimo programos naudotojas, esu neregys ir tikrinu svetainę tiek su Windows aplinka, tiek visai neseniai pradėjau tikrinti ir su macOS, tai yra Apple kompiuterio operacinė sistema ir žinoma su išmaniais telefonais, tai iOS Android. Ir kaip vyksta tas tikrinimas, vat, sakykime, jeigu sugalvosite pasikreipti, tai vyksta jis taip, kad aš tiesiog indikuoju problemą, kuri yra ir parašau sprendimo būdą, kaip ją ištaisyti, nes kas dažniausiai, su kuo dažniausiai susiduria programuotojai, su kokiamis kliūtimis, tai kad kažkas, sakykime, parašo arba į VPK raštą, kad na, yra tas ir tas neprieinama, arba ten tiesiog parašo vartotojas, bet pas mane nepasispaudžia meniu punktas. Aš esu neregys, pas mane neveikia meniu punktas. Ir programuotojui yra sudėtingiausia suprasti, kaip tą problemą ištaisyti. Ir tai yra vėlgi šiai dienai, na dėja, tai yra visiškai natūralu, nes mes turim tokį įdomų paradoksą. Lietuvos švietimo sistemoje nėra nei vienoj IT programai kažkokio kreditų skaičius, kuris mokytų apie prieinamumą ar programuotojas, ar turinio valdymo administratorius, ar bet kokios ryties IT specialistus, niekur kaip kurti prieinamą turinį dar yra vis nemokinama. Nors atrodytų šiam klausimu jau na, maždaug ten virš 10 metų, bet dėja, programuotojai, aišku, dabar jau juntamai savamoksliškai jie pradeda to domėtis ir gilintis, bet šiai dienai vis dar va, tokio mokymosi kurso arba kažkokio kredito skaičiaus bendroje programoje mes neturim. Tai todėl programuotojui dažnai sudėtinga suprasti, kaip tai ekrano skaitimo programai padaryti tą vat, kažkokį elementą prieinamą, kad meniu atsidarytų, kad viskas veiktų tvarkingai. Tai vat, aš ir testuoju tokių principų svetainės, kadangi turiu šiokį tokį suvokimą apie programavimą, tai parašau problemą ir kaip tą problemą reikia ištaisyti. Ir jo, testavimas vyksta automatiniais įrankiais, patikrinu kelis puslapius, nurodydamas šaltinį būtent, kurio įrankiu geriausiai tikrinti, bet aišku, pagrindinis testavimas vyksta tik rankiniu būdu. Dar Aušrinė, matau, kelia klausimą. Labadiena, aš norėjau pasiteirauti tokio dalyko. Įstatymas įsigaliojo nuo sausio 1. Sakykit, prašom, kada jau mes turime būti parengę savo svetaines? Ar yra kažkokie terminai? Ir kitas klausimas, dar kokią apimtį mes turime pritaikyti, nes įstatymė ten parašyta nurodytos konkrečios datos, dokumentai ten iki kokių nors 20 metų. Ar mes turime tuos visus dokumentus atgalinę tvarką pertvarkyti ir vėl iš naujo sudėti svetaines? Idealiuoju, o jūs dabar apie kokį įstatymą kalbat? Apie tą, kuris įsigalioja nuo sausio 1 dienos. Nuo 24 metų. Jo, 24. Supratau, nes matot, šitie visi dalykai, kurios būtent ir kurie viešam sektoriui privalomi, tai, sakykime, viešojo sektoriaus interneto svetainės ir mobilios aplikacijos, jos jau turi būti prieinamos nuo 2020 metų, remiantis direktyvą. Dabar kiek tas puslapis yra pritaikytas, aišku, idealiu atveju taip, na, turėtų būti ir seni dokumentai, kurie yra svetainėse, ar kažkur jie turėtų būti su laiku sutvarkyti, tai, sakykime, parengti pagal tos reikalavimus, bet aišku, žinot, aš visą laiką sakau, kad, na, reikia kiekviename dalyke ieškoti kompromiso. Aišku, kad yra svarbiausia, kad dabartinis aktualus turinys interneto svetainėje būtų pasiekiamas. Tai, sakykime, tai jau tie naujai ruošiami dokumentai, kuriuos jūs rengite, na, tikrai norėtųsi, kad jie būtų parengti pagal reikalavimus arba kad interneto svetainė būtų sutvarkyta taip, kad įvairių tikslinių grupių vartotojai galėtų į ją ateiti ir informaciją perskaityti.
Idealiuoju atveju tai būtų gerai ir tą vadinamą archyvą susitvarkyti, nu, bet čia visigi supranta, kad yra ir riboti resursai ir, sakykime, na, tam reikia ir kažkokio ir finansavimo ir šitos dalykus jau galima, sakykime, turėti kaip tokį žinojimą, kad nu, mums reikia kažkada tai pasidaryti, bet prioritetas yra dabartinė informacija. Na va, čia su keliais klausimais žiūriu, kad jau ir tas pusvalandukas dar prabėgo. Tai ką tada palinkėsiu visiems, dėkui, pasakysiu už kantrybę ir už dėmesį. Ir sakau, jeigu reikia, tai tikrai yra du, sakykime, nemokami resursai, jeigu mes kalbame apie pasitikrinimą, tai konsultacijų centro pašto dėžutė kc@ndt.lt ir taip pat mano asmeninis elektroninis paštas tai andžejus@lass.lt. Tai su visais papildomais klausimais arba noru pasitikrinti savo puslapius, pasitestuoti, drąsiai kreipkitės ir tikiuosi, kad suteiksime visą jums reikalingą informaciją. O dabar ačiū uždėmesį ir gražios dienos visiems.